Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai. Dar vienas ilgai lauktas reginys. Tai yra Lietuvos galiūnų čempionato antrasis etapas, kuris vyksta nuostabiame mieste Telšiuose. Dalyvauja antrame etape 12 sportininkų, štai juos matote, Marius Beniušis, kuris dalyvavo ir pirmame etape. Taip pat Vitalijus Grižanauskas, labai charizmatiška asmenybė, labai išgyvenanti dėl savo rezultatų, visada su meilė žiūrinti į šį sportą. Marius Lalas, Vytauto Lalo brolis, kuris tik per plauką pirmame čempionate, pirmame etape nepateko į finalą. Donaldas Andriulis, labai stiprus sportininkas, kuris sudarys konkurenciją, ir štai antrame etape dalyvauja ir Vidas Blekaitis, kuris pirmame etape nedalyvavo todėl, kad dalyvauja jėgos trikovės varžybose, kurios vyko Rusijoje. Apie tai šiek tiek vėliau. Taip pat Andon Dubovskiai, Dainius Repšys dalyvauja šiuose varžybose. Mindaugas Jaras, jums jau pažįstamas veidas. Saulius Brusokas, kuris tarsi ir užsitikrino vietą finale, bet vis tiek dalyvauja šiuose varžybose. Taigi, 12 sportininkų ir startuojame. Pirmoji rungtis, kuri mūsų laukia, tai yra rasto kėlimas. Sportininkai kels rastą ir kiekvienas bandys pagerinti savo priklausantį rezultatą ir iškelti kuo daugiau. Pirmame etape Žydrūnas Savickas iškėlė 190 kg. Tai buvo geriausias rezultatas. Beje, trumpai dar priminsiu mūsų BTV televizijos sporto aistruoliams, kas nematėte pirmojo etapo. Pirmasis etapas vyko Gargžduose. Ten Gargždai minėjo savo miesto labai šlovingą jubiliejų ir buvo surinktos pirmojo etapo varžybos. Ir pagal naujas taisyklės, tie, kas laimi pirmąją, antrąją vietas, automatiškai patenka į Lietuvos galiūnų čempionato finalą, kuris vyks Pakruojyje rugpjūčio pabaigoje. Taigi po permainingos kovos dėl Žydrūno Savicko viskas aišku, jisai laimėjo visas 7 rungtis, bet po permainingos kovos tik 1 tašku aplenkė savo varžovą Marių Lalą. Kelialapį išplėšė Saulius Brusokas, puikiai pasirodęs akmenų sukelimo rungtyje. O dar turiu jums vieną gerą naujieną, gerą žinią, kad šias varžybas mums padės komentuoti žmogus laimėjęs pirmąjį etapą, stipriausias Lietuvos ir planetos žmogus Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Na, jūsų šiuose varžybose nėra, ar galėjote juose dalyvauti kaip žiūrovas ir ar dalyvavote? Na, šiuose varžybose galėjau dalyvauti kaip žiūrovas, bet kadangi artėja varžybos tarptautinės, tai tą dieną pasirinkau treniruotai, o ne pažiūrėti varžybos, ir dabar kartu pažiūrėsime su žiūrovais varžybos. Taip, šiuose varžybose jau dalyvauja Vidas Blekaitis. Pirmame etape jis nedalyvavo. Trumpai, kurgi buvo Vidas Blekaitis ir kokia jo sportinė forma, kuo daugiau mums apie Vidą Blekaitį, kuris žiūrovo labai mylimas. Na, Vidas yra pasiekęs puikią sportinę formą, jisai dalyvavo didžiuliame jėgos trikovės turnyre Rusijoje, vadinami Titano taurė, ir tose varžybose sėkmingai dalyvavo, užėmė 3 vietą. Su ko jį ir sveikinama, o dabar aš matau, kad šiek tiek suklydau, čia nesvoris didinamas, o čia tiesiog kiek kartų pirma rungtis, ar ne? Šį kartą sportininkai kelia 135 kg rastą ir laimi daugiausia kartų iškėlė sportininkas. Matėme, Marius Lalas pasiekė gerą rezultatą, iškėlė 6 kartus ir jisai pirmauja kol kas. Taip, kol kas geriausias rezultatas yra 6 kartai. Čia Donaldas Andriulis, kuris pirmame etape liko 4, labai solidžiai pasirodė jisai Gargžduose. Na, pasižiūrėsime, kaip jam seksis šiuose varžybose. Beje, kokia pertrauka tarp etapų? Ar spėjo sportininkai atsigauti, išsigydyti traumas, mažas didelės? Po pirmo etapo buvo tik tai 2 savaitės, taigi sportininkai turėjo progos atsigauti, šiek tiek pasitreniruoti, bet ypatingų pasikeitimų jau sportiniai formai sunku pakeisti. Donaldas Andriulis pirmame etape tikrai puikiai startavo ir po kelių rungčių varžybų eigoje buvo net 2 vietoje, bet paskui jisai užėmė 4 vietą. Taip, o štai ir Vidas Blekaitis, pasižiūrėkime, kaip jisai atrodo, kokia jo fizinė forma yra po varžybų jėgos trikovės Rusijoje. Tos varžybos, kiek žinau, labai populiarios yra ir labai prestižinės. 3 vieta tai labai aukštas pasiekimas, ar ne? Tos varžybos yra vienintelės tokios pasaulyje. Tai yra didžiausias piniginis prizinis fondas jėgos trikovės varžybose. Pavyzdžiui, mes lietuviai mėgstam konkretumą.
Na, tiksliai negalėčiau vardinti, bet tai yra kaip jėgos trikovės varžybose tikrai didelis prizinis fondas ir juose visi stengiasi stipriausi jėgos trikovininkai sudalyvauti. Vien kvalifikuotis tas varžybas reikia įvykdyti jėgos trikovės sumoje 1050 kg. Tai Lietuvoje tokių sportininkų yra ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti. Ir kas laimėjo tas varžybas, ar žinot, pirmą, antrą vietą? Pirmą, antrą vietą užėmė Ukrainos, Rusijos sportininkai. Tradiciškai šį kartą Vidas Blekaitis užėmė 3. vietą. Manau, kad kitais metais galbūt ir dar geriau pasiseks. Mėgstama Vido Blekaičio vieta, o Vidas Blekaitis šiuose varžybose uždavė labai neblogą toną, ar ne? Ir atskaitos taškas ir kartelė yra labai pakelti. Vidas Blekaitis kol kas yra absoliutus lyderis pirmoje rungtyje. Vidui Blekaičiui planas minimum, ko gero, yra patekti į tą dvejetuką. Planas maksimum užimti pirmą vietą. Be abejo, kad jo planas dabar yra kvalifikuotis. Po pirmo etapo jisai, kuriame nedalyvavo, čia turėtų susidoroti lengvai su tą užduotim. Ir pirmą rungtį jis parodė, kad jis yra puikiai nusiteikęs ir neduos per daug vilčių kitiems sportininkams. Bet varžybos ilgos, 7 rungtys, tai manau visko gali įvykti. Taip, bandykime išskirti pretendentus, kurie varžysis dėl pirmos, antros vietos. Tai be jokios abejonės Vidas Blekaitis. Kaip dabar su Saulium Brusoku, jisai tarsi į finalą ir patekęs, bet dalyvauja šiuose varžybose. Manau, kad dabar stengsis Marius Lalas užimti tą vietą dvejetukę, kad patektų į finalą, bet Saulius Brusokas yra kovotojas ir nenorės nusileisti. Manau, kad tarp jų bus tikrai stipri kova. Na, žada mums intriguojantį reginį. Dalyviai Blekaitis pirmas po pirmos rungties, o netrukus mūsų laukia antroji rungtis. Ir ta antroji rungtis, kuri dar pakoreguos turnyrinė lentelė, yra svarmens laikymas. Ir šią rungtį pradeda šie sportininkai, kurie šiek tiek prasčiau pasirodė pirmoje rungtyje. Beje, rungtis kiek kitokios negu pirmame etape Gargžduose. Šiek tiek koreguojamos. Visose 4 etapuose rungtis yra skirtingos. Galbūt kai kokie prietaisai yra naudojami tie patys, bet distancijos skiriasi, svoris skiriasi, taigi kiekviena rungtis bus kitokia. Ir manau, kad tai leis daugiau šansų turėti tiems sportininkam, kurie kai kuriuose rungtyse yra silpnesni, kai kuriuose stipresni, kad kažkuriame iš etapų puikiai pasirodytų. Beje, dar viena mintis neduoda man ramybės. Dabar galvoju, Saulius Brusokas ir jūs jau užsitikrinote vietą finale, tai Pakruojuje. Jeigu šiuose antrame etape dalyvaujantis Saulius Brusokas, pavyzdžiui, užima 1. ir 2. vietą, o, sakykime, Marius Lalas lieka 3, kaip tada? Tuo atveju patenka Vidas Blekaitis į finalą, Saulius Brusokas jau turi vietą, o Marius Lalas nepatenka, nes jam reikėtų vis tik tai rinkti tada taškus arba bandyti kitose etapuose patekti į dvejetuką. Kadangi tai yra numatyta, kad sportininkai tikrai kažkada pasikartos, tai likusios vietos tame 8-tuke bus surūšiuotos taip, kad kas už daugiausia taškų surinkę ir tie turi galimybę patekti tuo antrojų būdu. Saulius Brusokas gali tapti dideliu galvos skausmu Mariui Lalui. Na, gali jisai visą laiką jam trukdyti papulti į dvejetuką, bet pagal taškų sumą tada Marius Lalas lengvai patektų. Anton Dubrovskiai, sportininkas iš Ukrainos, kaip ir minėjom pirmame etape, kad matysime šiais metais svečių iš kitų šalių, tai šiame etape matome Anton Dubrovskį iš Ukrainos. Na, Antono Dubrovskio iš Ukrainos rezultatas daugiau nei kuklus, drįsčiau pasakyti, bent jau antroje rungtyje. 15 sekundžių. Na, sportininkas yra jaunas, perspektyvus, bet vis tik tai jam dar reikia daug treniruotis, bet manau, kad šios varžybos jam yra didžiulis iššūkis ir puikiai galimybė sudalyvauti Lietuvos čempionate ir pasivaržyti su stipriausiais sportininkais. Ar iš stipriausių Ukrainos grandų, Rusijos grandų, Kokliajevo ir kitų yra jau užklausimo, ar jie galėtų dalyvauti Lietuvos čempionate, juokais, ne juokais? Be abejonės, kad stipriausi šalių sportininkai vargu ar atvyks į Lietuvos čempionatą, nes jie turi pakankamą įtemptą tarptautinį grafiką. Taip, o mes darykime trumpą pertraukėlę ir susitiksime jau visai netrukus, šia kova tik įsibėgėja.
Taip, gerbiami žiūrovai, svarmens laikymo rungtis, tai yra antrojo Lietuvos galiūnų čempionato rungtis. Pirmą rungtį antrame etape laimėjo Vidas Blekaitis, parodė jisai, kad yra labai geros formos, bet Vidas Blekaitis turi daug varžovų, kurie taip pat nori siekti aukščiausių tikslų šiuose varžybose. Iš viso 12 sportininkų dalyvauja antrame etape, tarp jų ir Marius Lalas, užsibrėžęs tikslą be jokios abejonės žūtbūt patekti į finalą. Saulius Brusokas, kuris jau turi vietą finale, nepamirškite ir Donaldo Andriulio, kuris solidžiai pasirodė, užėmęs 4 vietą pirmame etape, jis taip pat sieks pasirodyti kuo geriau. Taigi dabar pasirodys tie, kas pirmoje rungtyje parodė labai neblogus rezultatus. Čia Marius Lalas, kiek jisai išlaiko šį svorį, 44 sekundės 76 šimtosios, lyg ir patenkintas tokiu rezultatu. Marius Lalas. Na tikrai, puikus rezultatas ir manau, kad Sauliui Brusokui yra puikus atspirties taškas, jisai aišku šioje rungtyje yra labai stiprus ir manau, kad bandys vis tik tai išlaikyti daugiau negu 44 sekundės. Taip, o dabar Saulius Brusokas ir kiek daug įdomių mikro dvikovų, kuo toliau, tuo labiau galiūnų čempionate. Manau, kad žada būti labai intriguojantis finalas. Žydrūnas Savickas jau turi vietą, Saulius Brusokas turi. Jeigu Vytautui Lalui patinka patekti į finalą, intriguojanti kova tarp jūsų ir Vytauto Lalo. Vidas Blekaitis, kuris tarsi ir turi nesuvestų sąskaitų, ar ne, taip draugiškai tariant, tarp savęs ir Vytauto Lalo. Be abejo, šiaip Vidas Blekaitis turės didelį bonusą, nes mes su Vytautu Lalu būsime po pasaulio čempionato ir šiek tiek pavargę. O Vidas Blekaitis galės treniruotis ir ruoštis tom varžybom kryptingai. Irgi teisybė. Beje, apie varžybas, kuriuose dalyvaujate jūs, mes pašnekėsime jau visai netrukus. Žinoma, pasižiūrėsime, kaip sekasi šių varžybų lyderių. Na, lyderius kol kas sąlyginai po pirmos rungties, jis gerbėjai turi daug. Gal dėl jo firminio šuoliuko pergalingo, gal dalyvavimo šokių projekte, bet be jokios abejonės dėl to, kad šis sportininkas yra labai geros širdies ir labai stiprus sportininkas. Na ir žiūrėkime, Lalo rezultatas 45, jeigu neklistų sekundės buvo, ar Vidas Blekaitis ilgesnį laiką išlaikys šį svorį, ar ne, žiūrime taip. Vidas Blekaitis šaunuolis, jis laimi ir antrąją rungtį. Taip, Vidai skanduoja Telšių publika. Jį ir pakalbinkim. Vidai, 2 pirmos rungtys ir 2 pergalės. Kaip jautiesi? Na, aišku, toks lengvas nuovargis yra, kadangi šiemet man galiūnų varžybos vienos iš pirmųjų. Taip sunku dar adaptuotis nuo tokio maksimalių svorių ant tokių pasibėgiojimų. Bet manau, tokia pradžia gera. Tikrai drįsčiau sutikti, pradžia labai nebloga. Pritarkime Vido Blekaičio žodžiams, Vidas Blekaitis laimi ir antrąją rungtį. Štai jau 2 rungtys įvyko, mes jas matėme po 2 rungčių, 2 taškais lenkia savo varžovą Saulių Brusoką Vidas Blekaitis. Marius Lalas tik tai 3, jam tai labai neparanku. Na, žiūrėsime, ar Marijui Lalui pavyks įveikti savo galvos skausmą, sakėjim taip, Saulių Brusoką, kuris jau turi vietą finale, bet jeigu jis užims antrąją vietą, Marius Lalas liks be kelialapio. Vidas Blekaitis kol kas labai puikiai pradėjo šios varžybos, o čia 3 rungtis, tai yra statinis sukėlimas, taip? Statinis sveria po 100 kg, stovi 10 metrų atstumu ir sportininkai turi per kuo greitesnį laiką sukelti tą statinę. Statinė turi būtinai stovėti stačia. Taip, tradiciškai mes pagerbėm miestą, kuriame vyksta varžybos, kaip telšiems pavyko prisivilioti galiūnus, stipriausius Lietuvos ir pasaulio vyrus. Na, Telšiai jau 3 kartą rengia galiūnų varžybas ir visada labai gerai organizuoja varžybas, daug padeda, daug žiūrovų susirenka, dėl to mes ten ir grįžtame. Taip, Telšiuose yra 29 000 gyventojų. Dabar apie varžybas jūsų. Turite kelialapį į finalą, galite atsidėti tarptautiniams varžyboms. Ir, kaip žinia, jau kelios varžybos įvyko, kur pasiekti patys aukščiausi rezultatai, su kuo jūs ir sveikinu. Ne tik jūs pasirodėte puikiai, bet ir Vytautas Lalas. Gal trumpai apie tas varžybas? Įvyko Europos galiūnų čempionatas. Kaip ir pernai metais rezultatai nepasikeitė.
Vytautas Lalas užėmė antrą vietą Europoje, o man teko garbė laimėti aukščiausią apdovanojimą. Na, mums garbė turėti tokius sportininkus. Kiek skyrė taškų Lala nuo jūsų? Praeitais metais buvo ypatingai stipri konkurencija ir nebuvo didelis skirtumas, 2-3 taškai. Šiais metais pavyko viską padaryti be klaidų, gerai pasiruošti ir Vytautą aplenkiau 9 taškais. Pakankamai solidus. Kas užėmė trečiąją vietą? Trečią vietą užėmė Lenkijos sportininkas, puikiai mums pažįstamas Krzyštofas Radzikovskis, o ketvirtas buvo Islandas, nauja galiūnų sporto žvaigždė, kaip ir tituluojama ateities galiūnas, tai Bjornsonas. Na, Bjornsonas puikiai pasirodė ir čempionų lygos etapuose. Taip, jis puikiai pasirodė čempionų lygos etapuose ir manau, kad pasaulio čempionate taip pat bus rimtas varžovas. Pernai metais užėmė trečią vietą pasaulio čempionate, tai vis tik tai sportininkas turintis didelį potencialą. Labai trumpai toks klausimas apie gerbiamą Bjornsoną. Na, metų tai jisai jau turi ne tiek ir mažai, ne jaunuolis sporte yra, ar jaunas sportininkas? Sportininkas pakankamai jaunas, jis tik tai dar 24 metų amžiaus. Sportininkas atėjo iš krepšinio. Islandijoje krepšinis nėra toks populiarus kaip galiūnų sportas. Lietuvoje yra kitokia situacija, tai sportininkas pasirinko galiūnų sportą, nes ten didesnės perspektyvos. Na, galbūt tą grėsmingą veido išraišką matant Bjornsoną jam prideda metų. Na, štai taip. Beje, Bjornsoną ir kitus stipriausius Europos galiūnus jūs pamatysite BTV televizijos eteryje. Tikimės, kad pamatysite. Taigi, sekite galiūnų sporto naujienas, sekite programą ir jūs pamatysite tą lietuvių triumfą Europos čempionate. Kokie dar startai laukia jūsų šiais metais? Pasaulio čempionatas, ar ne? Pasaulio čempionatas, pasaulio taurė, abi varžybos bus Kinijoje ir taip pat keli čempionų lygos etapai. Taip, čempionų lygoje jau esate ne vieną kartą užsiminęs, kad šiais metais duosite pasireikšti kitiems Lietuvos sportininkams. Tik keliose etapuose sudalyvausite. Ar planai nepasikeitė, kiek planuojate čempionų lygoje sudalyvauti etapų? 5-6 etapus galbūt yra planas dalyvauti. Sportininkai taip pat nedega norų kiti dalyvauti daug etapų. 2-3 dalyvaus Vytautas Lalas ir tiek pat turėtų dar ir Vydas Blekaitis dalyvauti. Taip pat matysime ir Saulių Brusoką etape Latvijoje. O štai dėl to noro dalyvauti, juk Vytautas Lalas drąsiai galėtų pakartoti čempionų lygoje jūsų triumfą. Jūs tapote čempionų lygos nugalėtojas praeitais metais. Kas tai yra, laiko stoka ar varžybos neprestižinės čempionų lygos, nors iki šiol buvo prestižinės? Tikrai prestižinės, bet čia sportininkui reikia labai daug jėgų, labai daug skraidyti po pasaulį, nes vyksta apie 14-15 etapų. Ir tai iš tikrųjų yra sunkus išbandymas, todėl kol kas Vytautas Lalas nesiryžta tokiam išbandymui. Na, o dabar žvilgtelkime į šią kovą, labai intriguojanti kova. Kol kas buvo koja į koją, abudu sportininkai keliavo, tik Saulius Brusokas netinkamai paėmė vieną iš bačkų ir tai iš jo atėmė kelias brangias sekundės. Vidas Blekaitis 23 sekundės 13 šimtų nepatenkintas. Žinoma, kad nepatenkintas Saulius Brusokas, jo laikas 25 sekundės. Ir statinių sukelimo rungtyje Marius Lalas demonstruoja geriausią rezultatą. Tai pirmoji jo laimėta rungtis. Vidas Blekaitis antras ir Saulius Brusokas atsiliko nuo lyderių. Na, Vidas Blekaitis šioje rungtyje, statinių sukelimo rungtyje, jau nebedaro tokių klaidų kaip anksčiau, ar ne? Kaip pačią svarbiausią akimirką suklyzdavo. Na, tikrai, šį kartą Vidas Blekaitis puikiai startuoja, nedaro klaidų, nežino, kad tokia rungtyje viena klaida lemia 2-3 taškus. Labai įdomi yra Sauliaus Brusoko taktika, atrodo jis rimtai nusiteikęs kovoti dėl pačių aukščiausių vietų. Kita vertus, kaip kitaip, juk tai yra sportininkas. Be abejo, sportininkas atvykęs į varžybas visada galvoja apie aukščiausias vietas. Ir dar viena rungtis, tai yra Pritūpimas su svoriu 300 kg ir sportininkas turi 60 sekundžių. Klausimas vienas, kiek kiekvienas sportininkas pritūps kartų. Matėme, Marius Beniušis pritūpė tik vieną kartą, o štai Tadas Gečas jau 4 kartą. Na, kita vertus, kiek varžybų tarptautinių yra tekę matyti, įvairių šalių sportininkai suklumpa šioje rungtyje, iškeldami 1-2 kartus, ar ne? Tai iš tikrųjų nėra lengva rungtis. Nėra lengva rungtis ir manau, kad sportininkai tikrai stengsis bent jau vieną kartą iškelti, o jau kurie iškels vieną, tai ir daugiau kartų.
Gerai, šiek tiek pažiūrėkime į priekį, jūsų spėjimas, kadangi pats pirmą kartą matote šias varžybas. Na, ką aš lėkiau apie Vitalijų Kryžanauską. Kaip šis sportininkas dalyvauja varžybose, yra gražu žiūrėti. Kiek emocijų, tarsi vaikščiojantį atominę elektrinę. Koks sprogstamasis užtaisas yra Vitalijus Kryžanauskas. Kiek prognozuojate, kad iškels lyderis, tas, kas laimės šią? Manau, kad tai priklausys, kaip susiklostys situacija, kadangi Vydas Blekaitis eis paskutinis, tai jis turėtų iškelti vienu kartu daugiau negu prieš tai startavęs sportininkas. Bet jeigu reikėtų kelti tiek, kiek tikrai gali Vydas Blekaitis, tai būtų virš 20 kartų. Virš 20 kartų, oho. Taigi visi koziriai, jeigu galima taip išsireikšti, yra Vido Blekaičio rankose. Prieš Blekaitį startuos Marius Lalas. Ir net nebejoju, kad Marius Lalas visas jėgas atiduos, kad kuo daugiau iškeltų ir kad kuo sunkiau būtų Vidui Blekaičiui. Jeigu užimi pirmąją vietą, gauni maksimumą taškų. Andriulis baigė pasirodymą šioje rungtynėje. Tikrai sportininkas nustebino, aš galvoju, kad tikrai pritūps 5-6 kartus, bet vis tik tai 2 kartai už. Donaldas Andriulis. Gal šiek tiek šiam sportininkui ir stabilumo šiek tiek trūksta, ar ne? Na, galbūt sportininkas pasiskaičiavo, kad kitose rungtyse jam seksis geriau ir galbūt čia pataupė jėgų. Žinant Saulius Brusokas, kad jis daro labai greitai išvadas, jis šioje rungtyje dabar, man atrodo, susikaups maksimaliai ir parodys labai neblogą rezultatą po tos nevykusios klaidos statinių sukelimo rungtyje. Jau 5 kartai, jau neblogai, 6 kartai. Labai gerai šią rungtį atlieka Saulius Brusokas, 7 kartai, 8 kartai. Sportininkas nežino, kiek aišku iškels jo pagrindiniai varžovai Vydas Blekaitis ir Marius Lalas. Ir jis pasitenkina 10 kartų, manau, kad tikrai dar galėjo 1-2 kartus kelt. Ir netaip ir lengva žengti pirmosius žingsnius po šios rungties. Sportininkai prie tokių išbandymų jau yra įpratę. Na, prasideda patys įdomiausi dalykai. Vydas Blekaitis. Ir po jo pasirodys Marius Lalas. Ne Blekaitis paskutinis, teisingai. Blekaitis prieš tai buvusią rungtyje užėmė 2 vietą. Vydas Blekaitis startuoja staigiai, sprogstamoji jėga, 3 atkelimai, 4, koks greitis, 5. Na, iš tikrųjų, atrodo, jūsų žodžiai pildosi, jeigu reikėtų, Blekaitis ir 20 kartų ramiai iškeltų. Manau, kad tikrai iškeltų, bet galbūt jisai yra paskaičiavęs, kiek panašiai kartų galėtų iškelti Marius ir bandys surizikuoti, tikintis, kad Marius neiškels daugiau. Na, įdomi ten buvo pauzė. Saulius Brusokas parodė geriausią rezultatą, 10 kartų atkėlė Vydas Blekaitis. Ties 11 sustojo, pagalvojo, bet nutarė, kad rezervai dar reikia užsimesti. Na, iš tikrųjų, vis tikrai 10-11 kartų ar nėra toks įspūdingas rezultatas, kurio negalėtų pagerinti Marius. O čia platus pečiai, jėga. Ir žiūrėkime, kiek kartų iškels Marius Lalas. 300 kg svorio. Vienas, na, akivaizdus skirtumas. Pradėjo gan sunkiai, na, po truputį gal ir įsibėgės. 4 kartai. Nėra to tokio užtikrintumo, kaip pas Vidą Blekaitį. Na, Vydas Blekaitis yra vienas stipriausių sportininkų šioje rungtyje pasaulyje. Mariui Lalui labiau tinka rungtys, kur reikia greičio, ištvermės, tose rungtyse jisai jaučiasi žymiai stipriau. Kažkodėl nebejoju, kad Lalas bandys vienu atkelimu pavyti Saulių Brusoką ir užtenka. Taip, viskas aišku. Viskas aišku, tarsi ir logiška, ar ne? Kam draskytis, bandyti pavyti Vydą Blekaitį, antroji vieta irgi labai neblogai. Na, vis tik pagrindinis, manau, Mariaus tikslas šį kartą aplenkti Saulių Brusoką. Taip, Blekaitis pirmas, Lalas antras, štai kaip pasirodė kiti sportininkai. Na, net 3 sportininkai neiškėlė svorio nei vieno karto po 4 rungčių. Žiūrim, Lalas antras, kol kas tas planas galioja. Įdomios varžybos, azartiškos varžybos ir mes jas tęsime susidurdami su dar viena rungtimi. Mašinos tempimas. Jeigu pirmame etape buvo rėmėjo atributika apklijuota rungtis, kada reikėjo mašiną atkelti, tai dabar mašiną reikia tempti. Ir, oho, kokia mašina, kilogramų čia jau gerokai daugiau. Na, čia rungtis tikrai sunkiai, ypatingai tai, kad varžybos vyksta į kalnę ir sportininkam reikia tempti prieš kalniuką, tai tą svorį padidina dar kelis kartus. Na, čia ta įkalnė, žinoma, yra labai svarbi, gal šiek tiek šios rungties
niuansus aptarkime. Ko gero svarbiausia šioje rungtyje yra pati pradžia ir kuo geriau pradėti, kuo stipriau pradėti, idant išjudintum automobilį, ar ne? Be abejonės reikia bandyti pasiekti kuo didesnį automobilio greitį, tada riedant jisai gali į įkalnę greičiau įveikti. Na ir turbūt taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad negalima viena iš klaidų, ar ne, jeigu virvė atsipalaiduoja. Reiktų ją visą laiką įtampą laikyti. Be abejo, bet ypatingai sunku, kada yra įkalnė, kartais automobilis nori riedėti atgal, tai vat sportininkui reikia kuo greičiau perimti virvę, kad neparidėtų atgal. Na, ne kartą teko įvairiose varžybose matyti, kaip jūs tempėte svorį, jūsų taktika, bent jau mano akimis žiūrint, yra unikali. Jūs išjudinat automobilį ir po truputį mažais tolygiais judesiais jį pristraukėte. Na, toks yra tikslas, kuo greičiau, bet tai nėra mano pati stipriausia rungtis ir yra sportininkų, kurie labai mėgsta šią rungtį. Tai vienas iš tokių sportininkų geriausių galbūt būtų pasaulyje Ervinas Katonas, jisai labai mėgsta šią rungtį. Ervino Katonos, serbo, kuris taip pat kaip ir Žydrūnas Savickas turi sporto klubą mylimiausią rungtis. Beje, tas pats Ervinas Katona yra tapęs kaip ir Žydrūnas Savickas čempionų lygos nugalėtojų vienais metais. Dabar bandau prisiminti, ar tik ne 2012. Taip, jis laimėjo 2012 metais. Taip, o čia mūsų svečias iš Ukrainos. Žiūrime, kaip jam sekasi. Na, kiekvieną kartą atpalaidavus virvę, automobilis sustojo ir tarsi iš naujo reikia judinti šį automobilį. Beje, ar aš pražiopsojau, ar neišgirdome, kiek sveria šis automobilis? Na, automobilis sveria gerokai virš 5 tonų, taigi sportininkam tikrai yra sunku. 5 tonos, na, protų nesuvokiami skaičiai. O čia Marius Beniušis, mūsų išeivis iš Airijos, taip? Taip, sportininkas treniruojasi Airijoje ir treniruojasi kartu su Vytautu Lalu, taigi manau, kad sportininkas turi puikias galimybės tobulėti, gauti daug žinių iš Vytauto Lalo ir manau, kad ateityje vis dažniau išgirsime apie šį sportininką. Na, ne vieną kartą kalbėjome ir teko girdėti, kad labai nemažai sportininkų treniruojasi Airijoje, tokia yra realybė. Ar negalvojate kada nors, žinau, kad be viso ko ne tik esate stiprus sportininkas, bet ir organizatorius, suorganizuoti varžybų tarp Airijos lietuvių ir Lietuvos lietuvių? Na, būtų tikrai įdomios varžybos ir galbūt Vytautas Lalas, kada nors organizuos tokias varžybas ir Lietuvai atvažiuos pasivaržyti su Airijos lietuviais. Gerbiamas Vytautai, čia žinome, kad žiūrite šios varžybos, čia jums tik pasiūlymas, o mes grįžtame į varžybų sūkurį, į kaitusią varžybų atmosferą. Donaldas Andriulis ir įsidomiai vienose rungtyse jis su akinukais, kitose be akinukų ir labai nepatenkintas, kaip supratau, šiuo pasirodymu Donaldas Andriulis. Na, o dabar žiūrėkite, emocijų pliūpsnis ir vėl laukia Vitalijus Grižanauskas, kaip jam seksis šioje rungtyje. Ar jam pavyks įveikti daugiau nei 5 tonas sveriantį automobilį. Dar šiek tiek apie telšius. Ne pirmą kartą organizuoja. Ar žiūrovų daug susirinko, kaip girdėjote, iš kitų sportininkų? Palaikymas buvo? Tikrai daug susirinko. Šiemet visose etapuose ateina labai daug žiūrovų pažiūrėti. Sportininkai demonstruoja, manau, aukštus rezultatus, dėl to ir susidomėjimas auga. Sunku nepastebėti, kad Donaldas Andriulis, kuris prieš tai pasirodė rungtyje prieš Vitalijų Grižanauską, jau kelintą rungtį demonstruoja neįtin gerus rezultatus. Ar tik neperdegė šis sportininkas? Na, galbūt šios dienos varžybų rungtys jam nėra tokios palankios. Neparankios. Ir tai parodo šitos varžybos, kad dar yra kur sportininkui padirbėti. Na, iš tikrųjų yra Dainius Repšys ir taip pat atkreipkime dėmesį, kad dar niekas, jeigu neklystu, neįveikė visos distancijos. Na, kol kas neįveikė, įdomu, kada pamatysime lyderius, kaip seksis. Galbūt tikrai distancija yra pakankamai sunki ir kažkurioje vietoje ta įkalnė yra tokia kaip vadinamas mirties taškas, kur automobilis sustoja. Tai vat pažiūrėsime, ar toks taškas yra. Jūs skaitote mano mintis, iš tikrųjų dabar kaip tik pagalvojau, kad visų sportininkų tempiami automobiliai sustoja ties 4 metrais. Na, matėme prieš tai startavusių ir 7 metrus. Matyt, yra tos tokios mirtinos vietos kelios ir jeigu sportininkas nepratempia pro tos 4 metrus, tai ten jau ir sustoja. Galbūt tas 7 metrais vėl yra ta tokia vieta, kur yra sunkiau. Na štai, dar daugiau niuansų šioje rungtyje. Saulius Brusokas
Ar išgelbės Lietuvos galiūnų garbę, koks bus jo rezultatas? Štai tokia technika apsivinioja aplink ranką virvę, kad jinai neslystų. Apsišarvavęs apsaugomis Saulius Brusokas. Iš paskutiniųjų stengiasi įtempti, kažkodėl manau, vėl pusketvirto, 4 metrai yra tas taškas, toks tarsi užburtas. Marius Lalas, ar jam pavyks? Marius Lalas iš šių sportininkų yra stipriausia šioje rungtyje, sakyčiau. Parankiai. Labai paranki rungtis, matome, labai gerai startavo ir galbūt tas geras startas padės jam šiek tiek toliau nutempti. Startas labai neblogas, virvės nereiktų per daug atpalaiduoti. Žinoma, lengva patarti ir įtemptą, ir kuo greičiau reiktų tempti. Marius Lalas visiškai be apsaugų rankos tempia šią virvę, suprantama, kad kenčia odelė. Rankų oda 10 metrų. Kol kas tai yra geriausias rezultatas. Geriausias rezultatas ir tikrai stipriai aplenkti kiti sportininkai. Vidas Blekaitis. Kelintą vietą jis užims. Marius Lalas kol kas geriausias. Ar atims iš Vido Blekaičio taškų? Kol kas rezultatas yra toks. Vidas Blekaitis laimėjo 2 rungtis, Marius Lalas laimėjo 1 rungtį. Ir tempia keliais centimetrais, bet vis skinasi kelią į priekį. Vido Blekaičio tempiamas automobilis, sveriantis daugiau nei 5 tonas. Visas jėgas atiduoda Vidas Blekaitis. Rezultatas 6 metrai. Tad galime sakyti, kad šią rungtį laimėjo Marius Lalas. Ir rezultatas automobilio tempime 2-2. Štai taip. Mes matėme 4 rungtys, laukia dar 3. Niekur nepabėkit. Patys įdomiausi dalykai prieš akį. Gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, po trumpos pertraukėlės grįžtame, kur šypsenos veiduose azartas mūšio lauke. Čia jūs sveikina antrasis Lietuvos galiūnų čempionatas, kuris vyksta, kaip ir minėjau, Telšiuose. Telšiai pirmą kartą paminėti nuo 1450 metų, o čia susirinko 12 Lietuvos galiūnų, kurie bando išsiaiškinti, kurie iš 12 gaus tik tai 2 kelialapius į didįjį finalą, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje Pakruojyje. Kol kas arčiausiai tikslo po 4 rungčių yra Vidas Blekaitis, laimėjęs 2 rungtis, ir Marius Lalas, kuris taip pat laimėjęs 2 rungtis. Jiems ant kulnų lipa Saulius Brusokas, teisybės dėlei reikia pasakyti, kad jis jau turi kelialapį, ir Donaldas Andriulis, taip pat vis pretenduojantis, tarsi pilkasis kardinolas, iškrėsti pokštą ir sugebėti aplenkti favoritus ar lyderius. Čia 5 rungtis, tai akmens perkelimo rungtis. Svoris 160 kg ir sportininkai turi 60 sekundžių. Matome, Dainius Repšys perkelė 3 kartus. Na ir Dainius Repšys duoda šiokį tokį atskaitos tašką. Saulius Brusokas susipažinęs su šia rungtimi. Sunku paimti Saulių Brusokų į akmenį. Bet vieną kartą perkelė. Daug kas priklauso ir nuo asistento, ar tiesa? Na, iš tikrųjų, asistentai kuo greičiau paduoda akmenį, tuo sportininkas gali greičiau kelt, bet vis tik tai daugiausia priklauso šioje vietoje nuo sportininko. Nu, matosi nuo pirmo kelimo, kad slysta Sauliui Brusokui. Ar galima, žinoma, sugaišti sekundžių? Manau, kad Saulius Brusokas pasirinko netinkamus klijus. Šiai rungčiai yra pakankamai karšta, šiltas oras ir matosi, kad jie lenda. Na, aš norėjau paklausti, ar pasitepė Saulius Brusokas klijais, bet iš tikrųjų, kaip pasakėte, matosi, kad klijų žymės yra tiesiog ne tie klijai. Čia reikia ir strategiškai dar mąstyti, ar ne? Na, iš tikrųjų, blogas pasirinkimas gali labai sugadinti rezultatą. O kokios tos klijų rūšys yra? Jos atitinkamai nuo temperatūros priklauso, kaip kimbas, sukibimas? Yra nuo temperatūros pagal 3 kategorijos. Yra šaltam orui, vidutiniam ir karštam. Ir taip pat yra klijų kelios rūšys. Yra tokie klijai, kurie naudojami depiliacinis vaškas, taip pat naudojami specialūs klijai akmenų sukelimui. Ir dabar amerikiečiai sukūrė naujus klijus, kurios vadinam spider klijai. Tai tokie kaip voro voratinkliai ir jie labai yra geri klijai. Tai daugiausia sportininkai dabar šios klijus naudoja. Na čia panašios intrigos kaip formulės varžybose, tinkamos padangos pasirinkimas. Tai čia su klijais kažkas panašaus. Čia šioje rungtyje jau pasirinkimas gali labai brangiai kainuoti. Ir yra labai svarbu, kad klijai atliktų savo funkciją.
O jeigu blogas pasirinkimas, tai priešingai, jie dar labiau padidina slydimą, o nesukibimą. Kaip atsitiko Sauliui Brusokui, na, kai kas galėjote perskaityti jo lūpose po pasirodymo tą lietuvišką keiksmažodį, nėra jisai baisus, bet akivaizdu, kad nepatenkintas buvo Saulius Brusokas, ko negalima pasakyti apie Vidą Blekaitį, tarsi iš natų. Taip, Vidas Blekaitis puikiai kelia ir manau, kad šiandien šioje rungtyje jis turėtų laimėti. Absoliučiai jokios panikos ir labai geras sukibimas jo rankų su akmeniu. 7 kartai, ko gero tai yra viskas, ar dar bandys? Būtų perkelęs 8 kartą, bet sportininkui nuslydo akmuo ir manau, kad jam to užteks. Panašu, kad prikarksiu jam apie tą slydimą, kad jo nėra. Ir Mindaugas Jaras, žiūrėkime, kaip jam seksis. Mindaugas Jaras dalyvauja ir antrose etapuose. Na, nesinorėtų vadinti kitų sportininkų tik statistai šiuose varžybose. Su kiekvienom varžybom jie vis tiek tobulėja. Kiekvienas sportininkas turi savo užsibrėžtus tikslus. Jie kovoja taip pat dėl vietų ir kiekvienose varžybose jie stiprėja. Matome, kad Mindaugas Jaras perkelia akmenį ir bando antrą kartą kelti. Tai vis tik tai yra pakankamai jo asmeninis rezultatas puikus. Na taip, jūs labai teisingai pastebėjote, iš tikrųjų, kad kiekvienas sportininkas dalyvaujantis šiuose varžybose, nepriklausomai nuo vietos, nuo varžovų pajėgumo, taipogi dar varžos ir su savimi, ir su savo siekimybė pasiekti kuo geresnį asmeninį rezultatą. Tai yra suprantama. Beje, žiūrint į orą, telšiuose varžyboms jis yra idealus, ar ne? Nei per daug saulės, nei lietaus. Taip, oras tikrai puikus, kaip ir pirmame etape Gargžduose. Tikimės, kad oras lepins ir visose etapuose bus puikus oras. O štai Donaldas Andriulis, jeigu mes jau pradėjom kalbėti apie tą klijų pasirinkimą gerą, atrodo viskas jam čia yra gerai ir panašu, kad jis gali, bent jau pradžiai toną uždavė labai neblogą, kad gali parodyti tikrai fantastišką rezultatą jisai. Na, jeigu jis taip toliau kels tokiu tempu, tai rezultatas bus artimas Vidui Blekaičiui. Vidas Blekaitis, priminkime, perkelė 7 kartus. Donaldui Andriuliui trūksta dar 3 kartų ir tai atrodo ranka pasiekiama. Donaldas Andriulis gali laimėti šią rungtį jau 5 kartai. Na, 6 kartai šaunuolis Donaldas. Turbūt, kad laiko pritrūko. Tikriausiai nenoro laiko. Taip, puikiai pasirodė Donaldas Andriulis, o dabar Dalius Ziminskas. Šiek tiek apie šį sportininką, kokia jo sportinė forma, praeitais metais jį irgi matėme, kai kuriuose skiriuose rungtyse puikiai pasirodė sportininkas. Sportininkas tikrai turi stiprių rungčių, turi aišku ir silpnesnių, bet tikrai sportuoja stipriai, dalyvaus Ukrainoje vykstančiame pasaulio čempionate iki 105 kg svorio varžybose. Taigi sportininkas negali priaugti per daug svorio, tai galbūt tai jam stabdo pasiekti aukštesnių rezultatų Lietuvos čempionate. Lietuvos galiūnai pasaulyje be jokios abejonės vertinami. Nėra taip, kad mūsų galiūnams, kurių reitingai galbūt netokie aukšti Lietuvoje, vienintelės varžybos yra tik Lietuvoje ir kitur jie yra kviečiami. Taip, yra kviečiami ir kitose varžybose, vyksta ne tik čempionų lyga, bet ir vyksta ir kitokio rango varžybos. Na, o dabar Marius Lalas. Žiūrėkime, kaip jam, ar pasiseks jam laimėti dar vieną rungtį. Ne vieną kartą akcentavome, kad kol kas rezultatas 2-2. 2 rungtis laimėjo Blekaitis Vidas, Birštono miesto gyventojas sportininkas, ir 2 rungtis Marius Lalas. Beje, Marius Lalas, iš kur kilimo, kur jis gyvena? Brolis Airijoje, Marius Lalas. Marius gyvena Klaipėdoje, o kilę buvo iš Mažeikių. Na ir pasižiūrėsime, kaip seksis vienam iš brolių Lalų, pavardė garsi. Ir 4 kartai. 5 kartą atkelia Marius Lalas akmenį. Reikėtų dar 2 kartų, norint pakartoti Vido Blekaičio rezultatą. Vargu bau, ar laiko užteks. 6 kartą manau, kad galbūt ir pavyks. Matome, šiek tiek pritrūko ir pleistras, kurį naudoja sportininkas nuo kairės rankos nusilūpo, taip pat, manau, šiek tiek pakenkė pabaigoje. Na tai yra suprantama pagal sportininkų reakciją. Beprotiškai apmaudu, kai tu jau beveik, štai ir Ziminskas, ir Lalas jau beveik perkelė akmenį ir jis tau išsprūsta. Blekaitis persvėrė rezultatą, sakykim, taip laimėtų rungčių 3-2. Jis laimi prieš
Marių Lalą ir jau 3 taškais padidina atotrūkį. Saulius Brusokas įsitvirtinęs 3 vietoje, atsilikdamas nuo lyderio 10 taškų. O mes toliau tęsime varžybas. Iš viso primenam, kad antrame etape, kaip ir pirmame etape, yra 7 rungtis ir čia jau 6 rungtis, gladiatorių rungtis, kuri yra tokia populiari tarptautinėse varžybose, ne vieną kartą komandinėse varžybose, ar ne? Rungtis iš tikrųjų populiari, ypatingai komandinėse varžybose. Daug azarto būna tokiose rungtise, aišku, sportininkam tokia kontaktinė rungtis yra pakankamai pavojinga ir galimos dažnesnės traumas, bet žiūrovom labai patinka. Na, tarsi žiūrint į šią rungtį, kokie tų traumų galimybė konkrečiai? Na, kadangi judesiai yra gan staigus, tai galima ir bicepsą nustraukti, ir čiurną pažeisti, ypatingai čiurnai didelė apkrova būna šiose varžybose. Na, atrodo tokia nekalta rungtis, o štai kiek pavojų. Ar tik nepadarė klaidos Vitalijus Grižanauskas? Jis per anksti nuleido rankas, nes dar nebuvo išstumtas iš sektorių. Ir nebuvo išstumtas, ir nebuvo užfiksuota. Na, žiūrėsime, gal dabar. Donaldas Andriulis, Vitalijus Grižanauskas. Tarsi pranašumą matosi, kad turi Donaldas Andriulis. Taip, jis laimi rezultatu 2-0 ir patenka į kitą etapą, taip? Taip, patenka į kitą etapą kovoti su stipresniais varžovais. Taip, atkrintamųjų principų pralaimi šią kovą pasitraukė. Saulius Brusokas, ko gero, neturės vargo čia su Dariumi Janučiu. Tiesa, laukia antrasis raundas. Vieta lygi, tai čia tie burtai per daug ir nereiškia, kas kurioje pozicijoje stovės. Saulius Brusokas tai padėkoja savo oponentui, kuris tiesiog buvo išsviestas. O čia Tadas Gečas, Dainius Repšys. Čia jau kova kur kas atkaklesnė ir lygiavertė. Taip, susitiko panašaus kalibro sportininkai ir tada tokia kova žymiai įdomesnė. Taip, ir kas čia laimės? Tadas Gečas, panašu, kad 1 tašką gauna iš karto. Gerai, keičiamės pusėmis ir netrukus antrasis raundas. Jeigu lygiosios, prireiks ir 3 raundo. Taip, Tadas Gečas, Dainius Repšys ir... Tadas Gečas yra šiek tiek sunkesnis sportininkas ir tas svoris jam padeda šioje rungtyje. Taip, Tadas Gečas laimi, patenka į kitą etapą. Įdomi rungtis. Ir daug azarto šioje rungtyje. Vidas Blekaitis, kas jo oponentas, Mindaugas Jaras. Čia beje atrenkama, na, tarsi ir pasivaikščiojimas, net nejauku žiūrėti. Na, Mindaugas Jaras tikriausiai išsigando Vido Blekaičio ir nelabai pajėgė pasipriešinti. Na ir publika su šypsena veiduose, žiūrėkit, duoda šiek tiek atsakomosios reakcijos. Mindaugas Jaras, šaunuolis, bandė pasipriešinti. Na, žinoma, kalibras šiek tiek netoks, o čia Anton Dubrovskiai ir Marius Lalas. Ko aš tarinėjau Marius Lalas? Na, kadangi Anton Dubrovskiai aukštesnis ir svoris šiek tiek didesnis, tai Marius labai atakavo stipriai ir greičiu laimėjo. Net šiek tiek neramu buvo dėl Antono Dubrovskio, kad tik nebūtų kur nors įmūrytas į kokią sieną šios rungties metu. O dabar dar viena atkrintamoji kova, o tada prasidės pagrindinės kovos. Marius Beniušis, Donaldas Andriulis. Na, štai jau ir prasideda beje tos atkrintamosios kovos. Čia jau pasipriešinimai kur kas didesni. Andriulis laimi. Nors Beniušis sudėjimo tarsi, na, aukštesnis. Raumenų masė gal ir pas Donaldą Andriulį didesnė. Donaldas labai teisingai kovoja techniškai. Beje, trumpai apie techniką akcentuokime. Šioje rungtyje svarbu kuo žemiau, kad būtų to lazdos galas, kurį naudoja sportininkai, nes tada priešininką keli šiek tiek į viršų ir atkeli jį kažkiek nuo žemės ir pablogėjo sukibimas su žemė, tai tas labai padeda. O, tai sportininko laikomas galas turi būti žemiau nei priešininko, jau šioks toks yra pranašumas. Jeigu sportininko galas aukščiau, tada jau problema atsiranda. Oho, na, iš šios niuansus galite atkreipti dėmesį ir jūs. Na ir be jokios abejonės kojų padėtis, ar ne? Be abejo, kojos taip pat turi būti kuo arčiau viena kitos, tada stipresnė jėga. Kai kurie sportininkai daro klaidą, labai didelis tarpas tarp kojų būna ir tada praktiškai remiasi viena koja vietoj 2. Na, neturi Vidas Blekaitis ir čia vargo su Donaldu Andriuliu. Na, tik pasakiau šito žodžius, šiek tiek reikėjo pastangų. Labai aiškiai Vidas Blekaitis siunčia signalą visiems. Na, tuoj, jisai susitiks
su savęs vertų oponentu. Saulius Brusokas, Marius Lalas. Štai kur kova. Turi Marius Lalas ką pasakyti Sauliui Brusokui po pirmojo etapo, kada iš jo 1 tašku aplenkęs Saulius atėmė kelialapį į finalą, o dabar tet-a-tet galima išsiaiškinti santykius. Marius Lalas, jau norėjau sakyti, laimi šią rungtį. Taip, laimi šią rungtį, nepatenkintas Saulius Brusokas, pyktelėjo jisai ant savęs, Sauliaus Brusoko gerbėjai taip pat nepatenkinti. O štai kokią greitą poziciją užsiėmė Saulius Brusokas, kiek jėgos, kiek emocijų pas Saulių Brusoką meta jisai gladiatorių rungties įrankį ir dėmesio lemiama kova. Abudu sportininkai, kaip ir sakė Žydrūnas Savickas, beveik tolygiai idealiai laiko šią lazdą, gladiatorių įnagį, ir Saulius Brusokas atrodo taktiškai gudriai išstūmė. Patirtis. Na, vis tik ir patirtis, ir šiek tiek sportininkas sunkesnis, svoris taip pat padėjo. O čia Marius Lalas, Donaldas Andriulis. Čia jau kaunamasi dėl trečiosios vietos. Dėl pirmosios susitiks Vidas ir Saulius Brusokas. Nu, Marius Lalas sulaukė štai tokio pasipriešinimo, galbūt, kad nebuvo to kvepio po Vido Blekaičio. Atsiprašau, po Saulius Brusoko. Na, jis tikrai turėjo 3 kovas sunkes, o Donaldas šiek tiek turėjo lengvesnės kovas, tai aišku, šiek tiek duoda jam to pranašumo. Na ir štai apie ką šnekėjo Žydrūnas Savickas. Taktiškai laimėjo Saulius Brusokas, iškėlė lazdos galą, kurį laikė Vidas Blekaitis aukštyn. Na ir dabar Vidas Blekaitis, kaip pasirodys, abu sportininkai yra labai geri draugai, beje, gyvenime, tiesa? Taip, geri draugai, bet čia draugystė ir baigėsi. Kova pirma buvo, liktai Vidas būtų pasidavęs, bet ši kova kaip ir parodo, kad jie rimtai kovoja. Tai pažiūrėsim, kaip trečia kova vyks. Taip, kol kas rezultatas 1-1 ir Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas, kuris su karatais. Abudu sportininkai, lemiama kova. Saulius Brusokas jau buvo arti pergalės, bando taisyti padėtį Vidas Blekaitis, bet jis ant prarajos krašto. Taip, Saulius Brusokas laimi šią rungtį. Bravo, Saulius Brusokas. Aukšta nata baigė Saulius, Marijampolės atstovas, šias varžybas. Dabar žiūrime gladiatorių rungtį. Primenam, laimėjo Saulius Brusokas, 2 Vidas Blekaitis, 3 Donaldas Andriulis. Solidžiai pasirodė šiuose varžybose. Ir svarbiausia, bendra turnyrinė lentelė. Kasgi keliauja į finalą? Į finalą, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje Pakruojyje, keliauja Vidas Blekaitis ir Marius Lalas. Marius Lalas, tas saldus žodis revanšas, jau galima taip sakyti. Saulius Brusokas liko 3. Saulius jau turi kelialapį. Ir jau žinome pirmosius finalininkus: Žydrūnas Savickas, Saulius Brusokas, Vidas Blekaitis, Marius Lalas. 3 etapas, Žydrūnai, kur vyks? 3 etapas vyks Molėtuose, o 4 Birštone. Taip, 3 etapą matysite per BTV, kaip ir visus etapus. Štai taip šios varžybos prabėgo lyg viena akimirka. Dėkojame Žydrūnui Savickui už puikius komentarus, dėkojame jums, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo BTV eteryje. Iki.